Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu koks dabar metas, ačiū, kad įsijungėt MC Forza kanalą. Ir su jumis šiandien Karolis. Sugrįžom į HardMC Pros privatų serverį. Ir, zdarova, pakomentuokit zdarova, būsit malodės tada. Ir žaidžiam su tokiu nedideliu texture packu, tai linką gali dėsiu description arba ne, tiesiog va, Paper texture packas, turbūt populiarus, net nežinau. Ir man buvo vakar iškrėstas prankas. Plus čia kažkas ateina, kiek matau, ir o dabar viskas gerai. Sveikas, Pauliau. Sebe. Jo. Tai va, tokį namuką išsirengiau, bet iš karto... kažkas nuėmė, netgi duris čia buvo pilna durų. Iš karto mum prankas, tai mes kaip ir susitvarkytumėme, bet aš nežinau, šildą turi jų. Gerai. Dabar vėliau. Dabar mes iš karto susitvarkom šitą pranką. Toks įdomus, originalus. Priemu. Jo, neblogai. Neblogai sugalvoja. Tai čia, tiesą sakant, buvo nuo Stupid Kid ir Paulius Craft. Ačiū, super, ačiū. Čia atitempia kažką. Takšt. Nu ja. Dar siūlo, galėsim lanką pasidaryti. Tai aš dabar iš karto gėlytės nusiemu ir redstone nusimsim. Šiaip žmonių atėjo į servą. Jo keletas. Toksai prisistatymas buvo visi. Serveris. Pasakė mum John Cena. Jonas Sena. Nice. Tai va, buvo prisistatymas toks, visus jaudino serverio žaidėjus. Nežinau, kaip jūs įvertintumėt, žodžiai, Facebooką. Ir dėliojam šitų visokiuose puslapiuose. Ir dabar labai daug kas turėtų sužinoti apie šitą serveriuką. Dabar aš visų pirma nusiimsiu visas šitus mygtukus, kaip jie vadina Stupid Kid ir Paulius Craft, turbūt jo, jie čia darė šitą pranką. Jie čia pavadino knopkėm. Tai nusimsim visas knopkės. Aino. Čia kažkas dega. Tiesą sakant, gerai, kad prieš tai buvau išjungęs fire spreadą. Ta prasme, kad ugnis negalėtų plisti, tai tas iš tikrųjų yra laimingas dalykas. Nes kitaip mūsų namų čia seniai nebūtų. Plus deimantų radau, buvau išėjęs pasimainint. Padarėm jau šiokį tokį per pragarą. Šiokį tokį susijungimą. Ir pabiški. Mes čia tvarkomės. Iš tikrųjų, kiti jau ten prisimainino, deimantų visko pilna turi. Bet šiom dienom aš biškai užsiėmęs, tai nelabai kažką, kuo galiu pasigirti. Tačiau... kiek čia pridėliota, tai... užsiknisimas tikras. Nieko. Smagu iš tikrųjų. Iš tikrųjų, po tokių prankų ar kažko pasijungti toksai kaip... nepamirštas. Kad kažkas sugalvoja tave paprankinti. Velnias, palaukit, man dabar šiek tiek. Jo, čia man čia tokią užduotį davė. Ir mes toliau galim žaisti. Normaliai. Tai ilgai šitas video netruks, tiesiog parodysiu, kokios yra naujienos.
Kaip ir praeitam serverį prie manęs daug kas iš tikrųjų atsikraustė gyventi ir kas yra labai miela, bet aš net nežinau. Kažkaip serverį pasidariau gan populiarus, kas reiškia, kad labai daug kas manęs daug ko prašo ir viską padėti ir šiaip kažkokios paslaugos ir šiaip dar ko. Tai vienu žodžiu, sunku visur suspėti, bet kiek pajėgiu, tiek ir padarau. Bet visai gera mintis, iš tikrųjų galima su vandeniu viską nuplaučiau. Nu, išsišlokim. Išsiplausim. Riliniga. Dar ir čia, nu tu. Kiek čia tų mygtukų? O jau pas mane zombį atvedė. Ir kažkas atėjo pas mane į svečius. Nu ne, kad tokia. Diamonds. Jo, labai linksma. Linksmiau nebūna. Kiek čia? O, 5 deimantai žmogau, ačiū. Ir tai pasižiūrim čia iš manęs. Na gerai. Vienu žodžiu, iš tikrųjų smagu, kad po visko mums kažkoks yra dovanėlė kažkokia. Nes tame ir yra pranko esmė. Tokia išdaiga ir paskui dovanėlė. Kad nebūtų taip skaudu. Nors nėra iš tikrųjų labai skaudu. Plus atsisinčiau tokį įdomų žaidimą. Tai jeigu kažkas prisimena SimCity, tai yra toksai irgi žaidimas labai panašus, tai yra City Skylines. Tai aš dar net nežinau, ar jį galėsiu filmuoti. Bet jeigu išeis filmuoti normaliai, nelagins, niekas, viskas ok, tai tada mes ir nufilmuosim. Manau, jums patiks. Man iš tikrųjų patinka tokie žaidimai, kur kažką reikia kurt. Tokie kūrybiški. Kaip kad Minecraftas, jame irgi reikia kažką kurt. Kaip mums čia daug visko nurinkinėt. Ne tas žodis. Nu gerai, nurinks. Nu jo. Šiek tiek šitų nuplovė. Bet ne visus. Damn, son. Man įdomu, kiek mes čia jų gausim. Jau 2 stakai. Daugiau netgi. Ai, galėtume pasidėti. Emeraldai? Jie treidinasi, čia netoli yra. Kaimelis nedidelis, tai... Tuoj aš jums viską parodysiu. Nors, žinot ką, ne taip čia jau ir blogai. Dabar yra... Tik čia viską nusiemam, ant lubų kol kas paliksim, paskui nusimsiu. Nes ant lubų nelabai dar kol kas trukdo. Na štai jau mes netoli pabaigos. Žodžiu. Aišku, aš daug neturiu ko valgyt. Sure. Ta, čia tokia vietoj mes gyvenam. Ir tuoj pat aš viską parodysiu. Tiesą sakant, pamiršau, kur kas gyvena. Gerai. Pamiršau, kur kas gyvena, bet čia kažkas netoli kažkur gyvena. Arklys. Jai. Tai čia net ne... Shiftą laikė. Tai va, čia tokią fermą darysim. Asiliukas. Oh my god, 2 asilai. Nu, kietai. Man patinka. Čia net nežinau, kas yra. Bet man ir nerūpi. Tai va, čia kažkas gyvena. Labai įdomu kas. Tuoj mes pažiūrėsim. Ir žinot ką bus real? Ne.
Tikrai įmanoma įeiti į šitą namą. Wow. Čia Paulius Craft gyvena. Nu va. Čia jie šitaip gyvena, čia. Oh my god. Kas čia vyksta? Stupid kids iš tikrųjų yra rich kid. Labai jau jisai turtingas. O, čia gražu tokį pasidarė. Damn. Paulius Craft. Nu, ką jis nori man? Oh my god. Žodžiu, aš einu. Kokia graži panorama pračiavat. Gerai. Taip. Dabar dar kažkas tenais gyvena, ar negyvena. Aš ten, manyčiau, yra maininimo tokia vietelė. Nu, žinot, kasyklos. Tai va, tuoj aš jum aprodyšiu dar vieną dalyką. Ten biški prankas buvo. Tai ten world editas. Čia kaimelis, labai nedidelis, vienas pastatas, tai nieko čia daug. Čia Monikos namas, jeigu aš taip gerai žinau, tai jo. Žiūrėk, kas čia parašyta. Sorry, čia Red Bullis. Čia buvo Creeperis. Aš nekaltas, sorry. Na gerai, gerai. Oh. Kas per grasinimai? Oh. Okei. GG. Nu, čia aišku keivas. Čia irgi graži vieta. Čia dar kažkas gyveno, bet nežinau, ar tebe gyvena. Visi mane puola. Eik tu sau. Eik tu sau. Shit. Shit, reikia bėgti. Bėgam, bėgam, bėgam. Neturiu ko valgyt. Karvę, duok valgyt. Pietš. Pietš. Fu. Ne, čia mus... Čia mums šakės bus, jeigu tai pasiliksim. Čiut nesu. Čiut nemiriu. Gerai, gerai. Dabar svarbus dalykas yra atrast maisto. Nes pas mane maisto stygius. Fermos! My god. Nu viskas, nusiaupsim. Ai, ten gyvulių fermas. Bet aš noriu valgyt. Valgyt. Oh my god. Gerai. Valgys. Seklos, ne. Šiek tiek donas pasiskolinsiu, tikiuosi nieks nesupyks. Gal kažką galėčiau. Nailed it. Just nailed it. Nu va. Žodžiu. Jėzus, kaip čia viskas garsiai. Ir pabėgsim neuždarę durų. Tai va ten kažkas gyvena. Ne, nu Jėzus. Čia net nežinau, kas čia gyvena. Čia turbūt Mantas, ne. Marius. Ne, Marius, nežinau. Lazuritas tik žmonėms iš šio rajono. O, priekalas. Nu tai va, apžiūrėjau aš daugumoj visus, dar kiti ten toliau gyvena, tai nelabai spėsiu aš iki jų nueit. Bet mes šią seriją turbūt šitom ir baigsim, kitoj serijoje turbūt eisim per pragarą, eisim ieškot kažko. Tai yra Red Bullio. O, žiūrėkit, aš Mauglis, jei galim per medžių viršūnės čia nubėgti. Damn, it feels good to be a gangster. Gal... O jeigu iš karto į savo balkoną, čia būtų paprikolu. Na da. And his name is John Cena. Biški.
Hei, hei, hei. Tada! Parkour pro. Čia aišku langus reikės įsidėti. Kažkaip kiauras mano namas. O čia aišku mygtukų filna. Žiūrėkit. Gal... O. Kirvį išmečiau. Ajai. Tai va. Kągi. Daim. Skylė lubose. O. Kągi. Su jumis šiame trumpam video buvo MC Forsas. Ir nepamirškit palaikinti šito video, jeigu dar nepalaikinot. Ir kažkas ateina. Fa! O žiūrėkit, su karūna. Karalius atėjo. Bose. Karaliau. Ką čia darot? Nu gerai, čia buvo Tag Life. Ne, sugrįžo. Ate. Žmonės, jeigu jums patiko šitas video, tai pakomentuokit. Ir palaikinkit. O, že. Ir Stupid Kid prie mūsų prisijungia. Tai ką, su jumis buvo MC Forsas, Stupid Kid ir kiti pacanai ir panelės. Yeah. Ate. You gone, I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I.